Žiūrėkite, stulpelis juda, reikia sutvarkyti. Jei paliesite, matysite, kad jis nestabilus. Tai pavojinga, reikia greitai suremontuoti. Pažvelkime į šį netvirtą stulpą. Pagrindas įtrūkusiame betone, o žemė aplinkui minkšta. Stumtelėjus matome, kad stulpas nestabilus. Problema gali būti duobėje. Pažymėk vietą. Ištempk virvę ir išmatuok atstumą. Įsmeik koliuką. Vieta pažymėta. Pirmoji klaida – duobė per maža. Stulpas netelpa ir siūbuoja. Reikia platesnės duobės. Štai ši duobė per maža betonui. Reikia vietos betonui, kad stulpas būtų tvirtas. Jei nėra vietos, stulpas bus silpnas ir nestabilus. Todėl visada palikite pakankamai vietos betonui. Reikia vietos betonui. Daryk plačiau. Gerai, dabar giliau. Patikrinkime, ar skylė pakankamai plati stulpeliui ir betonui. Matuoklė rodo, kad tarpas yra platesnis nei stulpelis. Tai palieka vietos betonui aplinkui. Dabar galime pilti betoną. Čia matome antrą klaidą – per seklių duobę. Stulpas vos įkastas į paviršių. Švelniai pastūmus jis lengvai pasvyra. Tokia tvora nebus tvirta. Kaskime giliau aplink šį stulpą. Pašalinkime žemę, kad pamatas būtų tvirtas. Patikrinkime gylį. Dabar gylis tinkamas. Patikrinkime gylį. Matuoklis rodo, kad duobė yra tinkamo gylio. Dabar plotis taip pat geras. Puiku, turime tvirtesnį pagrindą. Tvirtesnis pagrindas užtikrina stabilumą. Trečia klaida – minkštas duobės dugnas. Čia yra vandens ir purios žemės, tai neleis stulpui stovėti stabiliai. Prieš statant dugną reikia sutankinti ir nusausinti. Žvyras dugne. Pilkite žvyrą į duobės dugną ir tolygiai paskleisite, kad susidarytų stabilus pagrindas stulpui. Sutankink pagrindą. Naudok medinį tanktuvą, kad žvyras taptų tvirtas. Spausk tolygiai ir stipriai, kol paviršius taps lygus. Tai užtikrins stabilų pagrindą tavo projektui. Įstatyk į centrą. Užtikrink, kad aplink stulpą liktų vietos betonui. Dabar atsargiai spausk žemę aplink pagrindą. Dabar tikrinkime stulpą su gulščiuku. Pridedu prie šono ir žiūriu į burbuliuką. Reguliuoju, kol burbulas centre. Štai dabar lygiai. Patikrinkite stulpą gulščiukų iš abiejų pusių. Dabar pereikite prie antrosios pusės. Švelniai stumkite stulpą, kol burbulas bus centre. Puiku, stulpas dabar yra vertikalos. Sveiki, dabar pritvirtinkime stulpą atramomis. Pirmiausia, paimkime atramas iš šonų, pritvirtinkime jas prie stulpo. Dabar stulpas stabilus ir paruoštas betonavimui. Sveiki, parodysiu, kaip pasigaminti betoną namuose. Reikės cemento, smėlio ir žvyro santykių 1:2:3. Dabar pilame vandenį ir maišome, kol gausime tirštą betoną. Ir štai betonas paruoštas. Vanduo po truputį. Supilkite lėtai, maišydami kastuvu. Matote, kaip tirštėja? Toks ir turi būti. Viskas, beteno mišinis paruoštas. Pilk aplink stulpelį. Užpildyk skylę tolygiai betonu. Taip užtikrinsi stabilų pagrindą. Pašalikite oro tarpus iš betono, kad atrama būtų tvirta. Naudokite medinį pagalį ar kastovo rankeną. Stumkite įrankį žemyn ir sukite aplink stulpą. Taip pašalinsite oro kišenes. Patikrink dar kartą. Taip, burbuliukas centre. Dabar padarysiu galutinį koregavimą. Betono pagrindas dar šviežias, galima lengvai pataisyti. Puiku, stulpas dabar tiesus. Stulpelis stovi tvirtai ir stabiliai. Betono pagrindas yra tvirtas. Stipri duobė, stiprus stulpelis. Dabar galiu būti rami. Sveiki, štai mūsų tvirtas stulpas paruoštas ir užpiltas žvyru. Žiūrėkite, žvyras užtikrina, kad stovės plačiai ir giliai. Taigi statykite plačiau, giliau ir su žvyru.